Sveiki, šiandieną mes gaminsime ananasų sriubą ir mums jai reikia šviežio ananaso, marinuoto ananaso, apelsino ir pusę citrinos ir duonos. Taigi sudedame duoną, sudedame marinuotus ananasus, išspaudžiame citrinos sultis, nulupame apelsiną, jį gražiai supjaustame į kubelius ir viską sudedame į bendrą bliūdą. Taigi įdedame šiek tiek mėtos, porą žiupsnelių. Įpilame cukraus. Receptą rasite mano puslapyje arba komentaruose. Viską parašysiu akivaizdžiai, kad žinotumėte, kiek ko dėti. O dabar nusilpame mes ananasą. Viršų galima visą laiką pasilikti papuošimams. Jeigu darite gimtadienį, tai puikiai tinka prie užkandukų kaip papuošimas ananaso viršūnėlė. Taigi, nusilpame visą žievelę nuo ananaso. Taigi, turime nuluptą ananasą, pjauname jį per pusę, pjauname dar per pusę, išimame viduriuką, kietąją dalį, gražiai, ją išmetame į šiukšlių dėžę, galima nenaudoti jos, ir tai padarom su visais 4 gabaliukais. Susismulkime tada ananasą, kad mums būtų žymiai paprasčiau jį sutrinti. Viską sudedame į bendrą puodą ir triname su trintuve. Tai užtruks apie kelias minutės, apie 3-4 minutės, kol viską sujungsite į vieną bendrą masę. Kai tik sultis pasileidžia, iš karto tampa žymiai lengviau blenderiuoti ir nelieka jokių gabaliukų. Taigi, turime nuostabią ananasų sriubą. Taipogi ją galima perkošti dar kartelį, kad neliktų jokių visiškai gabaliukų ir nereikia naudoti jokių grietinėlių ar laktozės. Taipogi galima ir nedėti batono arba bagetės.